Tavo namų kvapas išgaravo vos per savaitę? Tai nėra normalu. Yra tik dvi priežastys, kodėl taip galėjo atsitikti. Viena susijusi su tavo namais, antra su gamintojo sąžinė. Pirma priežastis - netinkama vieta. Jeigu pastatei difuzorių virš radiatoriaus, prie židinio arba tiesiog saulės spinduliuose, fizika padarys savo. Aukšta temperatūra priverčia skystį žaibiškai garuoti. Tas pats galioja ir skersvėjai. Langas ir kondicionierius veikia kaip fenas ir tiesiog išsiurbia skystį iš buteliuko. Antra priežastis - kas viduje. Masinės gamybos produktuose dažnai rasite pigų spiritinį pagrindą, į tik simbolinį kiekį aromatinio aliejaus. Spiritas yra lakus, jis akimirksniu iššauna į orą, palikdamas jūs su tuščiu buteliuku ir nuliu malonumo, nors vieta parinkta idealiai. Aš esu Andrėjus iš DOFM ir tuoj papasakosiu apie tinkamiausias vietas namų kvapui jūsų namuose. Jeigu nori kokybės, kuri džiugintų ne savaitės, o mėnesius ar net metus, rinkis protingai. Savo namų kvapams naudojame prancūziškus aromatinius aliejus ir ekologišką bazę be spirito. Jos dėka kvapas garuoja lėtai, tolygiai ir saugiai. Taigi, kur geriausiai statyti namų kvapą? Atsakymas paprastas - ten, kur yra gyvybė. Statykite į maždaug jausmens lygį tose vietose, kur dažnai praeinate. Jūsų judesiai kaip ventiliatorius, kuris pagauna aromatą ir švelniai išsklaido jį po visą erdvę. Tik primenu, jokių radiatorių, palangių ar uždarų kampų. Leiskite kvapui kvėpuoti kartu su jumis. Aš Andrėjus, iki naujų susitikimų.